Taurai reikia mint. Man nereikia. Sveikas dviračių pasaulyje. Pasisveikink. Sveiki. Šiandien mes su Tauru pabandysim išspręsti dilemą, kas yra kas ir ar elektrinis dviratis yra priskiriamas prie elektrinių motociklų. Tai šiame video parodysime skirtumus tarp elektrinio dviračio ir elektrinio motociklo. Galų gale sudėsime visus taškus ant į, kam priklauso elektrinis dviratis. Ar tai vis tik dviratis, ar tai vis tik motociklas. Kaip tau atrodo? Kad tai dviratis. Kad tai dviratis, man irgi atrodo, kad tai dviratis. O kodėl mums taip atrodo, pasižiūrėkime. Pradėkime nuo techninių parametrų. Čia turime Rottwildo 250 W varikliuką. Tai yra endūrinis dviratukas, kuris yra varomas Broso varikliu. Parametrus matote štai čia. Pasižiūrėsim, kuo jis skiriasi nuo mūsų šiandien atrinkto Bafango. Bafango G510. Neradome Surono, tai pasiėmėm kažką tai artimiau tai klasiai. Bafango parametrai štai čia. Pasižiūrėsime, kuo jie skiriasi, kuo jie yra panašus. Palyginsime onboardais, realiu laiku, realiam veikime, kaip jie veikia ir ką galima su jais padaryti. Tai kaip tau, Taurai, šitas Bafangas? Ar jisai skiriasi nuo elektrinio dviračio? Taip. O kuo skiriasi? Kad tu neprivalai su juo mint, nes yra mygtukas. Didesnė batarkė ir variklis stipresnis. O jaučiasi stipresnis variklis? Taip. Nu, Taurai, išlaikysi? Davai, aš padedu. Ar čia dviratis? Ar čia dviratis? Dar vienas skirtumas yra toks, kad šitam savo dviratukui aš visas detalės perku dviračių parduotuviai. Ne motociklų, bet dviračių. Šakė yra lygiai tokia pati kaip endūrinio dviračio Foxas 38, kuris gali būti ant paprasto endūrinio dviračio. Vairai, stabdžiai, šlangelės, trosai, guoliai, galinis amortizatorius, pedalai, krenkai, stabdžių diskai, stabdžių kaladėlės, padangos. Viskas tinka tiek dviračiui, tiek elektriniui dviračiui. Ir šitų stabdžių, šitų rankenėlių jūs, vargiai ar uždėsite ant elektrinio motociklo. Šis dviratis, jis neturi akceleratoriaus rankenėlės, jis neturi akceleratoriaus mygtuko. Aš turiu mintį, kad aktyvuočiau variklį ir kad pradėtų dviratis judėti. Kitu atveju aš nevažiuosiu, aš tiesiog sustosiu ir stovėsiu trasoje. Elektriniuose motocikluose aš naudojuosi arba svirtele, arba akceleratoriaus rankenėlę. Tada galiu priversti motociklą važiuoti. Talarija ir Suronu, žymiausių įmonių elektriniai motociklai, jie yra nuo 5 kW galingumo ir gali siekti net ir 12 kW. Šiuo atveju peak poweris jisai siekia 500 W, kur kelias sekundės yra sukeliama jėga, o po to jisai turi testinį 250 W galingumą, kuris yra perduodamas galiniui ratui. Kas yra dar gerai su elektriniu dviračiu ir kuo jisai skiriasi nuo elektrinio motociklo, tai tuo, kad
Šitą dviratį aš atsivežęs, aš būsiu įleistas į visus apskritai Europos, visus, manau, pasaulio bike parkus ir galėsiu tenai važinėtis drąsiai su visais dviračiais, galėsiu šokinėti, galėsiu važinėti trailais, ko tikrai nepadarysite su elektriniu motociklu. Arba aš bent jau nežinau, gal kai kurie bike parkai ir įleidžia, bet kiek aš esu buvęs bike parkuose, aš niekada nemačiau tenais motociklo. Tai drąsiai su elektriniu dviračiu važiuojate į bike parkus, ten šokinėjat, važinėjat trailais, niekas jums nieko nepasakys. Na ir priklausomai nuo šalies ir priklausomai nuo teisinio reglamentavimo elektrinių dviračių jūs vis tik galite apribotų iki 25 ar iki 32 km/h greičio važinėti dviračių takais. To, ko negalite padaryti su elektriniu motociklu, nes tiesiog gausite baną arba gausite baudą. Na ir kas man dar patinka labai elektrinėme dviratyje, kad atėjus kažkur tai į kavinę ar atvažiavus kažkur tai į kažkokius tai svečių namus ar į bike parką, kaip mes buvom paskutinį kartą Lenkijoje, galima palikti savo dviratį garaže, galima palikti savo dviratį konteineryje specialiame saugomame ir tenais jį palikti be baterijos. Tiesiog pasimti bateriją ir išsinešti į viešbučio kambarį ir tenai ją krautis. Tai elektrinio dviračio baterija yra lengvai išimama. Aš savo elektrinio dviračio bateriją galiu išimti per kelias sekundės ir turėti ją rankoje. Na, o Talarijos, Turono ar kito elektrinio motociklo baterijos taip lengvai nepasiimsi, neįsidėsi, nenusineši, nepasikrausi. Tuo labiau, jeigu elektrinio motociklo baterijos norėsi antros, ją bus ganėtinai sunkiai kažkur tai talpintis, vežiotis kartu, o tokią bateriją aš galiu įsidėti į kuprinę ir su elektriniu dviračiu važiuoti tolimesnius atstumus. Dar vienas dalykas, kuris skiria elektrinį dviratį nuo elektrinio motociklo, galimybė privažiavus sunkų kalną įsijungti walk režimą, tai yra ėjimo režimas, ir su tuo režimu užsivesti dviratį, kadangi paties dviračio stumdyt, na, sakykime, ne visi išgali. Jeigu tai yra slidesnis paviršius arba jeigu žmogus yra fiziškai silpnesnis, jisai tiesiog pavargs ilgoje trasoje stumdydamas dviratį į neįvažiuojamus kalnus. Walk režimas šito atveju įsijungia paspaudus mygtuką palaikius apatinį, pradeda mirksėti lemputę ir spaudžiame pliusą. Dviratis pradeda po truputį judėti priekį. Jisai važiuoja labai negreitai, bet to pakanka, kad jį užsivesti į kalną. Tai yra, man pačiam jo nereikia stumti. Bafango dviratis, jisai neturi walk modo, jisai yra labiau kaip elektrinis motociklas, o motociklų niekas nestumdo. Motociklas tiesiog važiuoja paspaudus mygtuką arba pasukus akceleratoriaus rankenėlę. Dar vienas iš skirtumų yra svoris. Jeigu pasižiūrėsime į karboninį elektrinį dviratį, jisai sveria apie 25, šitas konkrečiai variantas sveria 24 kg. Jeigu imsime elektrinį motociklą, Turoną arba Talariją, jų svoriai prasideda, na, lengvesnių nuo 50 kg, būna ir 70. Elektrinį dviratį daug maloniau, lengviau ir paprasčiau valdyti tarp medžių, single trailuose, tokiuose, kuriuose ir važiuoja dviračiai, kalnų dviračiai, bet ne motociklai. Nu ką, pabandysim iš tikrųjų pravažiuoti tiek su Rottweildu, tiek su Bafangu, startuodami nuo Litexpo parodų centro
ir pakilsime prie verslo centro dviračių taku į viršų ir grįžsime čia atgal. Pabandysime tai maksimaliai greitai padaryti su elektriniu dviračiu ir su elektriniu motociklu. Tai užsidedu EMTB režimą, kad matyt širdies dažnį ir pasižiūrėsim, koks bus širdies dažnis ir laikas. Važiuojam. Elektrinis dviratis taip pat yra sportui. Jis nėra vien tik tai važinėjimam, taip kaip su dviračiu. Pulsas, jeigu matot, 100. Mano maksimumas yra 108. Tai padariau per 4 minutės 20 sekundžių. O dabar nuvažiuokime, pasikeiskime dviratį. Na ką, pabandysim dabar su motociklu pravažiuot. Nu kągi, bandom. Smėlinių pedalų. Greičio rekordai. Kaip troleibusas, o einam ant lenkimo. Čia chebra visa minutė beveik greičiau. Pulsas 134. Tai yra, kadangi truputėlį paminiau, tai bet va greit atsistatinėja jau 128. Tai nieko čia, kaip sakant, daugiau ir neprikelsi. O greitį matėt, mint nereikia, mat ir dabar važiuosim, sudėsim diską į video, palyginsim greičius, širdies dažnį. Tai visiškai skirtingi aparatai. Jeigu važiuoti su Suronu, tai čia galima išvystyti greitį iki 80 km per valandą. Tai patys suprantate, ką reiškia elektrinis galingas motociklas, kuris yra virš 5 kW galios. Va čia ne sportas, aš sutinku, čia ne sportas. Čia yra ne sportas.
taip atvirai, tai net neįdomu. Truputėlį paminus į kalniuką, tai nėra taip, kad jūs tiesiog važiuojat ir nesportuojat. Tai yra toks pats sportas, kaip ir paprastas dviratis. Tiesiog viskas vyksta daug greičiau. Sprendimus turit priiminėti greičiau ir greičiai yra daug didesni. Bet tai vis tik yra dviratis, o ne motociklas. Nu ir ką, šiam kartui matyt tiek. Taurui jau biški darosi net ir baisu. Iš tikrųjų diena nuostabi, nuostabus vaizdai. Tikiuosi šituo trumpu filmuku išsklaidėm šiek tiek abejonių ir sužinojote daugiau apie elektrinį dviratį ir elektrinį motociklą. Iki kitų susitikimų. Atsisveikink. Iki. Na, mokyt ir mokyt. Ate. Ai, šūnė. Nieko aš neįkilsiu. Kaip dabar nuo jo nulipt. Prasisuka ratas. Dviratis, aš irgi sakau, kad dviratis.